'Tis tradition. Chosen she is, by the gods! No! You chose her. Na okei, čia kai kurie perspaudė su tokiom reakcijom. Aš asmeniškai nieko blogo nematau, kaip naujajame žaidime atrodys Ciri. Bet internetuose galima pamatyti nemažai anti-woke judėjimo, kuris teigia, kad ji buvo subaisinta. Juntamas toks nedidelis kultūrinis karas. Kažkas iš moderių net sukūrė tokį modą, kuris trečioje Witcher dalyje Ciri paverčia labiau panašią, kaip jį pavaizduota Witcher 4 traileryje. Realiai tai čia panašu į bevertį triukšmą, kuris neturės jokios įtakos žaidimų pardavimams, kai jis išeis po poros metų. Bet šiaip hypą galima matyti nemažą. Ypač kai apie naująjį žaidimą išgirsime vis daugiau detalių. Juk Witcher 3 yra 9 geriausiai pasaulyje parduodamas žaidimas su 50 milijonų parduotų kopijų. O pasak Forbes, atsižvelgiant į visų šiame sąraše esančių žaidimų kainas, bei tą faktą, kad Nintendo savo žaidimus dažnai parduoda krepšeliuose arba bundles, galima teigti, kad Witcher 3 neoficialiai yra trečias geriausiai parduodamas žaidimas pasaulyje, einantis tik po Minecrafto ir GTA 5. Vien po Witcher 4 trailerio išėjimo Witcher 3 žaidėjų kiekis paketurgubėjo. Dieną prieš trailerį Witcher 3 žaidė apie 10 000 žmonių, o iškart po trailerio jų kiekis padidėjo iki virš 44 000. Ir kas ten žino, kiek jų dar padaugėjo kitose platformose. Dar šiaip įdomus faktas, kad CD Projekt Red iš pradžių net nenorėjo jo vadinti dar vienu Witcher žaidimu, kadangi pagrindinis veikėjas ir visas dėmesys bus aplink Ciri, apie kurią žadama net sukurti trilogiją. Bet kūrėjai supranta, kad vien legendinis Witcher žaidimo pavadinimas pritrauks didelius kiekius žaidėjų, senų ir naujų. Todėl vien iš marketingo pusės buvo nuspręsta palikti Witcher 4 pavadinimą. Pavadintų naują žaidimą kokiu Ciri 1, tai visi galvotų, kad čia kažkoks Ciri appso update'as. O ką jūs manot apie Witcher 4 naujienas? Labai nuliūdot, kai sužinot, kad Geraltas nebebus pagrindinis veikėjas?